skirtumų. Ir tai yra tikrai daug būtent šiam sezono etapui. Pavojinga situacija, smūgis, kur kamuolys. Kamuolys nedaug trūko, kad būtų mėliais. Domas Sinkevičius numeris 24. Oi, kokia pavojinga situacija ir čia nedaug trūko vėl, kad būtų kritęs. Treneris reikalauja veržtis, taip reikia veržtis tuo kairiuoju kraštu. Ir smūgis kairę koją. Na ir kartais tokie štai epizodai gali baigtis prarastų kamuolių, to ir baigėsi ir įvartis krenta į Hegelmann B komandos vartus. Įvartį muša Darius Zubauskas. Pradingo drąsa, pradingo įžulumas, pradingo įdomesni sprendimai. Smūgis ir kur kamuolys? Kamuolys vartose. Kamuolys vartose antrojų bandymų. Atrėmė pirmąjį smūgį Lukas Kolenda. Po to darbo driblingė ir gero darbo. Perdavimas kairę koją. Galima smūgiuoti. Taisosi. Taisosi poziciją savo smūgiui. Ir galų gale smūgis virsta įvarčiu. Mendesas. Laimim atšokusi kamuolį. Hegelmann B komanda. Smūgis. Na štai ir pirmoji pavojinga situacija antrajame kėlinyje. Diawara. 3-3. Perdavimas į dešinę. Pakeltas kamuolys. Smūgis. Virpstas. Dar vienas bandymas. Dar vienas smūgis ir gaudo kamuolį. Geras perdavimas po apsisukimo. Taip, sužaista ranka, na štai. Smūgis ir įvartis į patį vartų kampą. Įskrieja kamuolys su Lukas Jonaitis. O čia bus klaida, kuri gali kainuoti visišką tašką šiose rungtynėse. Bet įvarčio pasiekti nepavyksta. Redas Matekonis pademonstravo savo gebėjimus. Jonaitis prie Bardos aikštelės gali smūgiuoti. Ir mūsų įvartį! Muša reto grožį įvartį Jonaitis, na štai. Tokių dramatiškų trilerių paskutinėmis atkarpomis. Ir jeigu pirmajame kėlinyje dominavo Neptūnas, antrajame kėlinyje mes matėme Hegelmann B komandos puikų žaidimą. Ir bendras rezultatas vis dėlto yra Klaipėdos Neptūno pergalė. 3-2 Neptūnas